grįžti laikas, kokia naktis, linksmybei, meiliai ir išdaigoms. Tikrai, lai skamba juokas įstabus. Kas linksmas, tas yra stiprus. Taigi dabar linksmybės metas į sceną šokis ir daina. Jei susirinkom čia išdaigoms, lai būt protingas tas, kas vaikas ir tas, kam juoko negana. Labų vakarų. Šiandien matystabu panadų, parsų girdeštas ranadas, apskritai tai nieka gero. Oi! Kokios liūdnos naujienos mylinčiai širdžiai, nei kur dėtis, nei ką daryti. Tai tu, Silvestrai, girdėjai uoste, kad parvažiuoja mano tėvas. Neugirdėjai, kad jis parvažiuoja dar šį rytą. Kad jis parvažiuoja nusistatęs mane vesti. Vesdinti. Su ponu Žeronto dukterė. Dukterė. Ir kad yra tam pakviesta iš Tarento. Iš Tarento. O visą tai tu sužinojai iš mano dėdės. Taip. O dėdį, tu sakai, žinomi visi mūsų reikalai. Žinomi visi mūsų reikalai. Na, kalbėgi tu meldžiamasis, kad nereikėtų traukti žodžių iš burnos. Tai ku čia kalbėt, kad tam staraižėt lygiai taip, kaip iš tikrųjų yra. Kai tėvas sužinos, ant mano galvos pasipils baisiausių priekaištų raganas. Priekaištai tai da baika. Aš numatau, kad kils audra ir man nugaras paspils lasdas. Gal kaip man išsisukti šitos padėties? Reikėjo pamyslyti prieš lindant šiton bedon. Įsvit amžinai tu su savo patarimais palaiko. Tamsta man žudat savo lingvapediškais darbais. Kur pulti, ką daryti? Ponas Oktai, kas nutiko, kas atsikišo. Mano brangus. Kas atsitiko, aš tai matau, jūs labai susijaudinęs. Mano brangusis kapenai, aš esu žuvęs, aš esu nelaimingiausias žmogus pasaulyje. Oi, ką jūs nelaimingiausias pasaulyje? Taigi tau nežinomi mano reikalai. Ne, man jie nežinomi, bet... Parvažiuoja ponas Žerontas. Ponas Žerontas parvažiuoja su mano tėvu ir jie ruošiasi mane vesdinti. Tu ką, tu taip blogai vesti? Dieve, tau nežinoma mano rūpesčių priežastis. Ne, nežinoma. Bet jeigu jūs man ją papasakosite, va ir Silvestrui, tai jau mes abu viską žinosime. Kapenai, jeigu tu galėtum sugalvoti kokią nors gudrybę ir išgelbėti mane iš šitos padėties, tai aš tau būčiau dėkingesnis labiau nei už gyvybę. Tai yra dalykų, kuriuo aš nesugebu, jeigu aš jų imuosi. Tai, nustoja, matyt dangus. Dangus. Nematyti. Matyt dangus mane apdovanojo. Dideliais gabumais. Daryt visokias miglės išdaigas, kurias neišmanėliai pravardžiuoja klastomis, tik tai žinote. Aš galiu nesigirdamas pasakyti, kad neatsirastų žmogaus, kuris prašauktų mane šitame garbingame mate. Tai žinote, ponas Oktavai, aš visko atsisakiau nuo to laiko, kai aš nusvilau. Tu nusvilai? Aš susikivirčiau su teisingumo saugotojai. Teisingumo saugotojai? Vydint šlykščiai su manim pasielgė ir aš pats savo taip pasakau. Sakau, taip, skapelė, daugiau nieko nebedaryk. Nu, taip. Betgi juk tu Kaune 2 metus nebuvom ir daugiau nebevažiuosim, sakau. Nu, bet atvažiavom, reikia vaidinti, gerai. Betgi juk tu žinai, kad prieš porą mėnesių ponas Žerontas su mano tėvu buvo išplaukęs dėl kažkokių tai bendrų prekybinių reikalų, o mūsų Leandru jie paliko mane Silvestro priežiūroje, o Leandrą tavo globoj. Ponas Oktai, bet aš pats savo pasakiau, skapelė, susink ir daugiau nieko nebedaryk. Netrukus po tėvo išvykimo Leandras susipažino su jaunute čigonė ir įsimylėjo ją. Taip, žinau šitą. Mūdu geri draugais taip pat pasipasakojo apie savo meilę, nusivedė pasižiūrėti tos merginos. Aš pripažinau, kad ji graži, nors ir ne tokia, kaip jam atrodė. Jis per dienas kalbėjo tik apie ją, kas minutę kėlė padangės jos grožį ir grakštumą, gyrė jos protą, užsidegęs dėstė man, kaip esą mielas jo kalbėtis. Kartojo kiekvieną žodelį ir vertė mane pripažinti, kad esą didžiausi pasaulyje sąmojai. Jis ne kartą pyko ant manęs, kam aš nejautriai reaguojuosi jo pasakojimus. Ir visą laiką ramtė mane, kad aš toks abejingas ir meilės karščias. Aš nesuprantu, kur link jūs sukate. Aš pats savo pasakiau, kad aš daugiau niekur nebesikišiu. Vieną dieną aš įlydėjau pas tuos žmonės, kurie slepia jo troškimo objektą. Staiga iš mažo namelio nuošalėje gatvėje mes išgirdome aimanas ir gailią raudą. Aš klausime moteriškės, kas čia atsitiko. Viena moteris sako mums, kad čia pamatysite graudų reginį, kuris galės sugraudinti net ir mus. Ir sugraudinsite net pačius žiauriausius žmonės. Kas iš to viso bus įdomu? Iš smalsumo aš prisiprašiau Leandro nueiti pažiūrėti, kas ten dedasi. Įeiname į kambarį ir matome mirštančią senutę prie jos raudančią tarnaitę ir ašaromis paplūdusią. Jaunutė mergaitė, tokia gražią ir tokia žavė, kokius man dar niekuomet nebuvo tekę matyti. Supratau, jis mergaitę pamatė. Tai kas?
Kita jos vietoje būtų atrodžiusi baisiai, nes buvo apsirengus tik tai prastų sijonelių ir paprasčiausiai mulkino naktinę palaidinukę su geltona kepuraitė nusmukusi ant viršugalvio. Ir vis tiek, kad ir tokia buvo vienas meilumas ir žavesys. Naktinukę apsirengusi su nusmukusi ant viršugalvio? Jis pamatė mergaitę su naktinukę nusmukusi ant... Skapelai! O, tokta! Jeigu tu ją būtum pamatęs, tu ir pats būtum įsimėjęs. Su naktinukę ant viršugalvio galbūt. Jos ašaros buvo nepanašios į tas nemalonios ašaros, kurios bjaurina veidą. Ir verkė kažkaip dailiai ir jaudinamai. Ir jos skausmas buvo pats nuostabiausias, koks tik tai gali būti pasaulyje. Jūs įsimylėjote į tą skausmą? Į ją būtų įsimylėjęs net barbaras. Tai aš įsivaizduoju. Aš pabandžiau keliais žodžiais nuraminti šitos juodos būtybės skausmą ir mes išėjome. Aš paklausiau Leandrą, kaip jam patiko ši būtybė. Leandras man šaltai atsakė, kad ji gana gražiai. Jo abejingumas mane įžeidė ir dėl to aš nutariau nutilėti, kokį įspūdį padarė manęs grožis. Aš tiesiog Jeigu jūs savo pasakojimą nesutrumpinsite, tai mes lik rytę nebaigsime. Leiskit, aš papasakosiu trumpai anekdotai. Mano ponas įsimylė tų pačių minutį, anas daugiau gyvenime nieką nežino, kaip tik eit guost nusminusias mylimosias. Ale šitiem jie dažniem vaikščiojimam kelių pastoja tarnaitė, panotinas mirties tapus namų šeimininkį ir mano ponas Nežinau, ką daryti. Nežino, ką daryti. Anas prašo, maldauja, paskui jam pasakoma taip, kad toj mergiotė esanti padarių tėvų dukte ir jeigu anas nemyslė su jo ženytis, tai tėvų jų ir nelinda. Mano pona aistra susidūrus tokiom kliūtim, da daugiau insdega. Anas naktim nevalga, dienom nemiega. Ir vis myslė ir ungala srišta. Dabar supraskit, kad anas jau trečia diena, kaip vedys. Taip. Dabar pridėkit prie visą tą, kad netikėtai grįžta tėvas, kurie laukia tik taip pat 2 mėnesių. Kad dėdė sužino mūsų vestuvių paslaptį ir jį ruošės antrų kartą peduliukų apženytei. Su pona Žironta, kaip kalbama, dukterių vestu šuntrose žmonas išmėsta. O prie viso šito pridėk, mano brangusis kapelai, kad mano žavingoji būtybė yra labai neturtinga ir kad aš jai nieko negaliu padėti. Renta. Tai viskas. Ir jūs nukabinote nosis dėl tokio mažmožio, tai buvo ko jaudintis. Tu negali su Ilvestrą išgaibėti? Visai sunešta. Taigi tu negali sugalvoti kokį nors... Tiesa dar kartą. Ir tiesa dar kartą. Jūs senas žylas beduliukas ir negali sugalvoti. Ot, kad man taip jaunystė, aš iš karto. Aš dar netoks nebuvau. Aš netoks. Aš netoks nebuvau. Kiek aš išdaigu prikreičiau. Aš prispažįstu, manys dungus neapdaunoja tokiais burbuliukais, kad aš gal virčinti su teisingumo organais. O štai ir mano gražioji Jacinta. Kenčiu aš. Nebūk taip žiauriai, prakalbėk ir atverk savo širdį. Pasakyk man, kas lieka daryti, ar gyventi, ar mirti. Kenčiu aš. Nebūk toks žiaurus, prakalbėk ir atverk savo širdį. Pasakyk man, kas lieka daryti, ar gyventi, ar mirti. Pasakyk man, kas lieka daryti, ar gyventi, ar mirti. Okta, nejaugi Silvestras tiesą sakė Nerinai, kad grįžo tavo tėvas ir nori tave gąsdinti. Taip, brangioji Jacinta, ir šitą žinią. Įsivaizduok man žiaurus smūgis. Lūkestis vienas širdį graudina, praleidę dienos gelią krūtinę, salvija kaulė, ūmai vaidenas, bręsta pasaulį, siela
ją myliu. Mirštu svajoju naktį ir dieną, dieną ir naktį, tave sapnuoju. Bet ką aš matau, tu ką verki? Argi tu įtari mane neištikimybę, argi tu nesi įsitikinusi mano meilę? Taip, Oktava, aš tikiu, kad tu myli mane, bet nežinau, ar mylėsi mane amžinai. Kaipgi galima tave mylėti kitaip negu visą gyvenimą? Žmonės sako, kad jūs vyrai nesugebate mylėti taip ilgai kaip mes moteris. Ir kad pati stipriausia jūsų aistra taip pat lengvai užgesta, kaip ir įsipilsi. O brangioji Jacinta, mano širdis netokia kaip kitų vyrų. Ir aš jaučiu, kad mylėsiu tave iki grabo lentos. Žinau, iš meilės mirštu jau. Mirštu jau. Bet jos kančių aš panudau. Iš meilės mirštu ir kenčiu, tik jos betrūksta man jaučiu. Viską aš pakelsiu. Viską pakelsiu. Klausysiu savo sielos balso. Klausyk. Ir mano jausmas man lemtis. Tau lemtis. Jo neužgoš jokia. Ar rusvis išbūrė laimę man lemtis. Tau lemtis. Nors ir kančios nepagailėjo, gyvybės dainą pažadėjo, nors meilė gresia kaip mirtis. Kaip mirtis. Po smūgiais pliekiančiais einu, bet savo meilę gyvenu, bet savo meilę gyvenu. Tikėt, kad tu kalbi, ką jauti. Aš nebejoju tavo žodžių nuoširdumu, tik bijau, kad tu švelnių jausmų tavo širdį neužgniaužtų smurto. Tu priklausai nuo Dievo, kuris tave nori gąsdinti su Dievo? O aš tikrai žinau, kad mirsiu, jei ši nelaimė ištiks. O brangioji Jacinta, joks tėvas pasaulyje neįstengs priversti sulaužyti tau duotą ištikimybę. Ir jeigu reikės, aš greičiau pasiryšiu skirti su tėvyne arba netgi su gyvybe, negu tave pamesti. Dar nematęs tos, kur man skiriama, aš jau pradėjau baisiausiai bjaurėtis ją. Ir nors nesužiaurus norėčiau, kad jūra amžinai atkirstų į kelią mane. Tavo ašaros žudo mane, mano širdis plūsta kraujais. Išsirinties. Ana dainuoja, neverk. Patylėk tu ašarą. Tu taip nori. Pasistengsiu neverkti. Ir ramiai žvelgti į ateitį, laukdama. Kokią dalį man skirs dangus? Dangus bus mums palankus. Jis negali būti mums nepalankus, jei tu nesulaužysi ištikimybės. Ko nesu? Ištikimybės, žinoma, nesulaužysiu. Vadinasi, aš būsiu laiminga. Jei mūsų meilė pašaukia, kas belieka daryt, jauno širdis nelaukia nuostabiam sukry, kviečia laimės tikrai. O ta meilė mums žada tiek saldžių dovanų, kad mes lekiam be žado prie malonių pilių, prie vilingų džiaugsmų. O žinai, Silvestrai, toji merginagi labai protinga. Ne, ir graži be protinga. Tai ir žmogus, kuris galėtų mums padėti, jeigu panorėtų. Ne, ponas Oktavai, ašgi pats sau daviau žodį, kad aš daugiau niekur nebesakyšiu. Skapenai, jeigu tavęs tikrai reikia gražiai paprašyti, aš maldauju iš viso širdies, imkis mūsų reikalų. Gal jūs man taip niekur nepasakysite? Jacinta. Ir aš taip pat kaip jis. Jacinta. Maldauju jūs vardan visko, kas jums brangiausia pasaulyje. Padėkit mūsų meilė. Pamatyk! Gerai. Aš pamačiau. Tikėk, kad aš. Gerai! Taip dabar jūs jau patylėkite. Aš tik. O jūs išeikite ir nieko nesirūpinkite.
pasiruoškite susitikti su savo tėvu. Su tėvu? Taip. Prisipažįstu, kad aš iš anksto drebu pagalvojęs apie tą susitikimą. Aš esu bailus iš prigimties ir niekaip negaliu savęs pergalti. Čia reikia pasirodyti drąsiam per patį pirmąjį susitikimą, nes jeigu ne, tėvas jums šokdinti jūs kaip vaikis čia. Visiškai. Ir tuomet nelaimėmis nebus galo. Nutaisykit smarkus šitas fiziono. Veidą, smarkų veidą, smarkų. Taip. Ne. Pasistengite žiūrėti drąsiau. Galva truputį aukščiau. Ir drąsiau. Drąsiau žiūrėkit, na? Va šitaip. Vasilas visi nieko neišeis. Va taip! Nu, tai gerai. O taip. Žiūrėkite drąsiai ir pasistengite. Aš dabar būsiu jūsų tėvas ir atsakykite man tiesiai, aiškiai, drąsiai į viską, ko aš jūsų paklausčiau. O taip. Taip, įsivaizduokite, kad aš esu jūsų tėvas, jūs man atsakinėkite, taip? Parepetuosime. Jūs pasiruošęs. Taip, aš Galima pasiruošęs. rezultaciją? Galima? Taip! Ach, tu pakarailo! Tu negali! Tu dar nesirodyti! Aš mėliu! Atsisėdai! Aš mėliu! Oi! Košės, kurią tu prikritai, ką jūs ką sakot, ką? Ką tu vedžiau. drįsai pasirinkti? Aš- Da mano leidimo Aš myliu pasirinkti! ją. Ir dar rėsti! Oi! Ach, tu lotrė! Nu, jūs ką? Man iš tikrųjų atrodo, kad prieš mane mano tėvas. Nu, tai kalbėkite, na? Aš pasistengsiu ir tvirtai sakysiu. Tėvas paraina namo. Aš negaliu. Tėvas paraina namo. Ku man dabar daryti, kapenai? Šitam bačkan? Aš kalbėsiu, kad to paskui mane! Ar tai girdėtas dalykas šitai padaryti? Koks akiplėšiškumas, a? Labai baisus dalykas. Na, įdomu, ką man jau užgėdos apie šitas puikias vedybas, a? Gal jums gintis, o gal jums teisintis, o gal bandys mane užkalbėti visokiam pasakom? Tai visos jų kalbos naisniekais, tegul ir nebando mane apgauti. Ar tai girdėtas dalykas, kad tai sūnus vestų be tėvo sutikimo? Silvestrai! Silvestro Oktavai, visus man čia pakaravimus sušaukit, nieko puikiai reikėtų nuo kolektyvų. O, tu pušims galakutų. Taigi tėvas jau žino, kad sūnus ištekėjo. Ai, įdomu, ką man jau užgėdos apie šitas puikias vedybas, a? Rasim, ką Gal užgėdos. jums gintis? Galima daiktas. O gal jums teisintis? Na, taip ir O gal bandys mane užkalbėti visokiam pasakom? Ir užkalbės. Tai visos jų kalbos naisniekais, tegul ir nebando mane Ai, apgauti. neapsink iš Na, anksto. tą savo sūnelį pakarailą, tai aš mokėsiu gerai uždaryti. O mes O jau ką tą veiksim? niekšą Silvestrą, tai aš jau taip O pašventinu. tas Silvestras mes taip gerai pasiekėm. Mama malo tėtė kala. Mama mala tėtė kalo, tu kas čia toksai būsi, a? Aksamas, krokas, Krokas. amanakis valakinis, salum, Salam aleikiam. mam, Ak, tai tu čia pakarailą, ak, tu pavyzdingasis jaunuolio auklėta. Nori man išvykus iš namų. Nieko puikiai vykti. Mano palikamas, ak, tu pakarailą. Aš tu pakarailą, tu niekšė. Tai tu man taip prižiūrėjai. Na tai ką? Pavyzdingasis jaunuolio auklėtojo. Tai tu man taip prižiūrėjai namus, o sūnelis elgėsi padoriai man išvykus iš O, namų, ponas a? Sargantas, labai džiaugiuosi, kad jūs galų galę atvažiavote. Sveikas, kapelė. Sveiki, gyvi. Na Nu, tai kaip- ką, tylinė? kaip kelionė pavyko? Nu, ačiū Dievui, gerai, tu palik mane O jūs ramybę gerai ir duok man kaip reikia išsiplūsti. O ką jūs norite plūsti, ponia? Va šitą niekšę, va šitą poną Bračą, šitą pacukų užveisdėtoją. Ai, o ką, ponia, jūs norite plūsti? Kaip už ką, tai ką tu negirdėjai, kas atsitiko man išvažiavus iš Ai, namų? o, taip, ponia, girdėjau kažkokius niekniekius. Niekniekius. Nu, tai Tai sūnus vestų be tėvo sutikimo, niekniekius, koks akiplėšiškumas. Iš viso tai Stop, jūs teisus, ponia. Ai. Man regis, kad nevertėtų tokio triukšmo. O aš esu visai kitos nuomonės ir aš pakelsiu tokį triukšmą, kad viskas aplinkui dulkės ir dundės. O ką, gal tu manai, kad aš neturiu tam priežasčių pykt, ką? Ne, ponia, turite, kai aš sužinojau, ką padarė jūsų sūnus, aš taip pat ant jo baisiai užpykau. Ponia, aš vėliau jam tokius pamokslus, jūs geriau nebūtumėt padaręs. Bet žinote, kai aš paėmiau jūsų sūnaus reikalą ir tą visą istoriją, žinote, taip išnagrinėjau istoriškai Taip. ir pasirodė, kad sūnus jūsų nekaltas.
Nu, ką tu čia dabar kalbi man? Vedė 1-2 nežinia ką ir netoks jau kaltas. O ką padarysi, jeigu taip lemta buvo? O čia tokio nori, gražesnio argumento nesugalvosi. Daryk kokius nori nusikaltimus, apgaudinėk, vok žudyk, paskiau pasiteisindama sakyt, man tai buvo lemta. Tai jūs jau pradėjot filosofuoti, aš paprasčiausiai sakau, vedė, taigi jis ne savo valia. Ne savo valia, tai kam reikėjo vest? O, ponia, jūs norite, kad jūsų sūnus elgtųsi taip pat protingai kaip jūs? Vaikai niekuomet nesielgia taip protingai kaip tėvai. Niekuomet sūnelis nesielgs taip protingai kaip tėvelis, dukrelė kaip mamytė. Visuomet tėvelis ir mamytė protingesni už savo vaikus. O taip. Visuomet jaunimas tai... O jau tas jaunimas. O taip ir lieka jaunimas. Jaunimas, patys žinom, jaunimo teatras. O, jaunimas, taigi jaunimas niekuomet neturi tiek proto. O, kaip tėvas ir mamytė. Neturi, ponė, neturi tiek išvalgumo, kad išvengtų nelemtingo žingsnio. Pavyzdys. Ogi kitas vaikelis, Žerontas sūnelis, tai kiek aš jį mokiau, kiek aš jį auklėjau, kiek aš jam sakiau. O jis ėmė ir padarė? Palauk, padarė? Na. Jis padarė blogiau negu jūsų sūnus. O jis neprisimėt, kai jūs vat jaunas, ką? Taip. Kai jūs vat jaunas. Oi, sako, jūs koks širdžių ėdikas buvote. Jau sako, jūs paneraitydavot savo kulnus apie ano metų didžiausias panelės. Ir sako, panel, kai pradėdavot, prie kurios raityti, taip ir priraitydavot iki gero galo. Ai, kas teisybė, tai teisybė nesiginčysi. Vėgau. Širdys mergelė, ūkvelininkė. Jūs sakė? Po spektaklio pasakysiu, pasakė. Kas teisybė, tai teisybė nesiginčysi. Mėgau visą tai, kas jauna, kas gražu ir dilgina širdį. Tegu kalbės, kad tie metai prabėgo, obelėlę pirmą laiką nužydėjo man plaukai. Aš dainuoju, nedainuoju, viską žemėje juokai. Aš dainuoju, nedainuoju, viską žemėje tik juokai. Taip, kas teisybė, tai teisybė nesiginčysi. Mėgau visą tai, kas jauna, kas gražu ir dilgina širdį. Tegul, ką nori, sako Aristotelis ir visa filosofija, nieko nėra geresnio už meilę ir taboką, tai visų taurių žmonių aistra. Ir kas nešniauščia tabokos ir nemyli, tai geriau ir negyventi iš viso. Matai, jos ne tik pravalo ar praskaidrina smegenis, bet daro žmogų geresnį, tauresnių. Nieko nėra geresnio už meilę ir taboką. Meilė ir taboka, du dalykai svarbiausia. Taip gyvenimas. Sveikata, ponė. Ačiū, brangusis. Tabokos ir meilės trūks. Aš pasimerginėdavau, bet iki to, kaip jisai, tai niekad neprieidavo. Tai tu man pakarailo taip namus prižiūrėjai, o senelis elgėsi padoriai. O ką jūsų sūnus galėjo padaryti? Jeigu, ponė, jisai staiga pamato gražią merginą, tai mergina jis staiga pamato, viens kitą ir pamato. Ką jam daryti? Va, ponė, jie būtų jauni, o jūsų sūnus atsikimęs bijus. Jis taip kaip ir savo tėvelis, taip kaip jūs, jisai negali nežiūrėti gražiais merginas. Jisai ir įsimyli tą merginą, tai mergina jį įsimyli ir myli čia, puolė. Jis vaikšto pas ją, jinai jam pasiduoda, čia jis ją čiumpa į savo įglebį ir čia jį su ją užklumpa jos giminis ir prievarta. Priverčiamės. Jūs ką, ponė, norėtumėt, kad jūsų sūnų geriau būtų užmušę, ką? Mes galim paklausti pas kiekvieną vyrą, juk kiekvienas pasakys, draugai vyrai, juk... Taigi geriau vest negu mirti, ne? Geriau. Palauk. Tai kaip jį per prievartą apvestino, ką? Tai Silvestro paklauskite. Kų? Na tai kaip jį... Tai jaugi ne jo. Na tada jisai turėjo nueiti pas notarą ir pareikšti protestą, kad prieš jį buvo pavartotas smurtas, tada man būtų lengviau nutraukti visą šitą prakeiktą santuoką. Tą pakrailą, nieko. Puikiai įvykdėt mano Pone, kaip tai nutraukti santuoką? Taip, santuokos negalima nutraukti, pone. Pone, tai kaip tai nutraukti santuoką? Tai toks dalykas, su kuriuo nesutiks jūsų Kas sūnus. nesutiks mano Jūsų sūnus, taip, pone. Tai ką jūs norite, kad jūsų sūnus prisipažintų, kad jis bailys iš baimės buvo apželintas? Jaut mane visą tai. Ne, ponė, tai reikštų paniekinti ir jūs ir tokį sūnų kaip jūs. O aš noriu, kad dėl mano garbės sakytų priešingai arba šį nušalsino bedinystės teisę. Kas kur? Kas sakė kurgi? Aš nesakiau. Ir aš nesakiau kurgi. Kas sako kurgi? Ponė, tai jūs pats sakote, nušalinsiu nuo įpėdinystės teisų savo sūnų,
O jūsų tas antras balsas sako, kurgi nušalinsiu, nenušalinsiu. Nes aš myliu ir tėvo širdis neleis man to padaryti. Tėvo meilė savo padaryti. Nieko jinai nepadarys, sakau, taip ir bus. Šnipštas bus. O, šnipštas, taip nereikia sakyti. Šnipštas. Pone, taigi jūs esate pats geriausias žmogus visame pasaulyje. Na kurgi čia geriausias? Aš tik kaip noriu, tai darausi toks piktas. Stop, Pakraila, tu taip tu mus prižiūrėjai. O sunalis jau padori man išvykas. Geriausias. Nieko, puikiai visą. Duoda parpaduškų. Pakraila, aš tau per paginklės, o tai per Ai, reikia pasakyti iki keistų dalykų. Prisirenka žmonių galvose. Ne, ir dažniausiai tai būna taip, kad ko žmogus daugiau mokytas. Mokė žmogui, paskui pasirodo, kad jis pakvailesnis. Taip ir būna. Pavyzdžiui, aš ponė, nesu nieko mokytas. Turbūt neatsirastų žmogaus protingas, kuris galėtų pasigirti mane ko nors išmokyti. Bet aš savo menkų išsilavinimo, aš savo menkų proteliu, aš daugiau suprantu, negu visose knygose parašyta. Pafilosofuokim, ponia. Pasakykite, iš kur atsirado šitas regimasis pasaulis, kurį mes matome? Iš kur tie kalnai, jūros, upės, tas dangus, platus, ką, iš kur? Nu, kaip, jie patys ėmė save padarė, ką? Čia vandenynai, kaip jie patys ėmė, taip savaime ir atsirado, kaip grybai po lietaus iš ryto, ką? Arba, pavyzdžiui, paimkime, kad ir jūs, ponia. Jūs galite pasakyti, kad jūs pats save padarėte? Pirmiausiai, jūsų mamytė turėjo patapti neščia nuo jūsų tėvelio ir tik tai tuomet jau jūs atsiradote. Argi jūs žiūrėdamas, kaip sutaisyta žmogaus kūno mašina, ponia, galite nesistebėti, kaip čia viskas tobulai surėsta, va šitie sąnariai, tie raumenys, šitas kraujas tekantis venomis, arterijomis, ponia, čia nervai, širdis, klausiai, dar toliau šitie. Dar toliau jaknai, ir ten tie... Nu, ten tie dalykai taip pat visiems gerai taisyti, ponia. Ne, jūs nutraukite mane, ašgi negaliu ginčytis, kai jūs tylite. Va, jūs tylite, tai jūsų kosta, ašgi nusišnekėsiu. Nagi, aš laukiu, kada tu baigsi tuos savo bekėdiškus išvedžiojimus, tie jaknai, tie plaučiai stok, Pakraila. Tie jaknai, tie O buvo išvedžiojimo esmė viena, ponia. Atkalbėkite jūs, ką norite. Bet yra mūsų žmoguje kažkas tokio, ko neišaiškins. Niekuomet jokie mokslininkai. Argi, ponia, tai nenustabu, kad aš dabar štai stoviu čia. O mano galvoje kažkoks daiktas mąsto daugybę dalykų. Ir kad tinkamas įsakinėja mano kūnai. Pavyzdžiui, aš noriu pakelti ranką. Aš noriu suplati dangais. Prašau, aš noriu pasižiūrėti dangaus žydrynę. Pakelti akis į dangų noriu. Ponia, ir žiūriu šį dangų. Aš noriu pakelti kurią nors koją savo. Keliu vieną koją, paskui keliu kitą. Ir vėl keliu dešinę ir kairę, ir dešinę, ir kairę. Kairę, dešinę, kairę, dešinę. Paskui aš noriu pasakyti Noriu pasakyti Baig tu tas savo kvailas kalbas, jos erzina mane tos tavo visas kalbos. Pakraila tu man. Tu Pakraila. Bėk greičiau suras mano nedorėlį sūnų. O aš šitą eisiu pas senjorą Žerontą ir apsakysiu jam visą savo nelaimę. Aš padėjau jūsų paslaugoms. Dėkingas tau, Skapenai. Kaip, kodėl jis mano vienturtis sūnus, kad dabar turėčiau dukterį, kurią man dangus atėmė, padaryčiau ją savo įpėdinę? Tai gal dar ir dukterį turėsiu, aš tai jūsų paslaugoms, ponia. Sakai, turėsiu? Na tai būsi krikšto tėvas, na tai lik sveikas, Skapenėlė. Aš jūsų paslaugoms, ponia. Sakai, turėsiu dukterį, na tai būsi krikšto tėvas. Senjorė Žerontai, vieną minutėlę galima senjorė Žerontai, brangusis, Dabar pasakyti raidį B. Reikia pasakyti didelis žmogus. Dabar mūsų reikalais kaip sviestu patepti, tik tai va su pinigais striuka. Kreditoriai neduoda prašonų praeiti. Nieko, Silvestrai, kai mes pradėsim veikti, priemonės savaime atsiras. Aš dabar tik tai suku galvą. Kur dar vieną žmogų gauti?
kuris suvaidintų tokį vaidmenį, kuris teatro programai neįrašytas. Dar vienas vaidmuo yra, o artistui nepaskyrė. Stovėk! Stovėk vietoje, Silvestrai. Aha. Užsimaukšlink ant galvos. Kur tavo galva? Galva. Dabar įsirešk. Atslyk vieną koją. Katrų. Dešinių. Silvestrai! Dabar padaryk. Žiaurė, sakysiu. O dabar pereik, kaip karalius, kad eina per sceną. Kaip karalius? Amalakan, Malakai, Karbalak, Soler, Uršulė. Tu manys, nepainiek šitos istorijos. Nuostabus Aš Silvestrai. nenoriu turėti reikalų su teisingumo organais. Labai gerai. Klausyk, gausime katorgos, pasidėsime 4-5 medelių. Kalėjime, bet tas gi nesulaikys. Kilnio širdies polėkio. O širdis tai kilni. Nepainiek tu manys. O šitą dainą kompozitorius Feliksas Bajoras skiria nelaimingai įsimylėjusiems senjorams. Lūkestis vienas širdį graudina, pralekia dienos kelią krūtinę. Saldi apgaulė, ūmai vaidenas, grėsna pasaulį, sielvartas per daug aš ją myliu, mirštu svajoju naktį ir dieną ir naktį, kada sapnuoju. Nepagalvoti, kad aš šitą kliūtį tuoj pat pašalinu rašymuosi. Silvestrai! 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 Senjorė Žironta, aš jums duodu žodį, kad aš šitą kliūtį tuoj pat... Taip, žinoma, kaip toks oras, tai saviškių sulauksime dar šiandien. O vienas jūrininkas sugrįžęs iš Tarento tvirtino, matęs mano patikėtinį, jau besiruošinti išplaukti. Tik tai mano duktėras dalykus toli gražu susiklojus, ne taip, kaip mudu tikėjomės. Senjorė O ką Žirontai. pasakojate apie sūnų, tai visiškai sugriauna planus, kuriuos mes rengėme. Senjorė Žironta, aš jums duodu žodį, kad aš šitą kliūtį tuoj pat pašalinu rašymuosi šito reikalo nieko nedelsdamas. Jūs galit manim Ai, senjorė Žirontai. Labas vakaras, žavingos senjoritos, blondinės ir brunetės. Labas vakaras, senjorai. Labas vakaras. Labas vakaras, senjoritas, labas vakaras, senjorai. Senjorė Žirontai. Aš jums duodu žodį, kad aš tuoj pat šito reikalo imuosi. Ai, senjorė Žirontai. Ai. Senjorė Žirontai. Ai. Senjorė Žirontai. Allegro. Andante.
Signore Žerontai, signore Žerontai. Finale, signore. Ar jūs žinote, ką aš jums noriu pasakyti, signore Argantai? Nežinau ir nenoriu žinoti, signore Žerontai, nieko. Vaikų auklėjimas tai yra toksai dalykas, į kurį reikia žiūrėti labai rimtai. Be abejo, signore Žerontai, bet kodėl jūs visą tai dabar čia man sakot, a? Kodėl? Ogi todėl, kad blogas jaunuolio elgesys daugiausiai priklauso nuo to, jog tėvas blogai auklėja, Pasitaiko, signore Žerontai, bet ką jūs norite tuo čia dabar man pasakyti? Ką aš noriu pasakyti? Taip. Ką aš noriu pasakyti? Taip. Ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti tą, kad jeigu jūs kaip geras tėvas būtumėte griežtai auklėję savo sūnų, tai jis jums nebūtų išleidęs tokio pokšto. O jūs tai jau griežčiau išauklėjot savąjį, taip? Be abejo, man būtų labai didelis apmaudas, jeigu mano sūnus ką nors būtų panašaus padaręs. O jeigu tas jūsų sūnus, kurį jūs kaip pavyzdingas tėvas labai griežtai auklėjot, padarė dar blogiau negu manasis, a? Kas? Ko? Kam? Ką? Kuo? Kame? Aš? Tu? Jis? Ji? Mes? Jūs? Jie? Jūs? Kokios jos? Tai visos jos tokios. Ką tai reiškia? O tai reiškia, signore Žerontai, kad nereikia skubėti smerkti kitų elgesio. O norint kritikuoti kitus, visų pirma reikia pasižiūrėti save patį, ar pas tave kas nors nešlubuoja, signore. Ar jūs ką nors girdėjote apie mano sūnų? Gal ir girdėjau, signore Žerontai, apie jūsų sūnų. Na ir kągi? O tagi, kad pirma, kad aš čia buvau labai piktas, man jūsų skapenas mestelėjo keletą žodelių. Na, bet nieko, signore Žerontai, jūs greitai iš jo ir iš kitų viską smulkiau sužinosit. O aš tuo tarpu einu pas advokatus pasitart, kaip man nutraukti visą šitą prakeiktą santuoką. Tad iki pasimatymo, signore Signore Arganta, aš niekaip negaliu suprasti tamstos. Niekais, to jos paaiškės, signore Žerontai. Jūs galėtumėte man, signore. Kas čia galėtų būti? Pasielgė dar blogiau už jo sūnų. Man rodos, kad vesti be tėvo sutikimo, tai yra jau toks nusikaltimas, kuris prašoka viską, ką tik galima įsivaizduoti. Tėveli, kaip aš džiaugiuosi, kad jūs grįžote. Palauk, sakau! Tėveli, leiskite man jūs pabučiuoti ir išreikšti savąją meilę. Palauk, sakau! Tai kaip, tėveli, neleidžiate man jūsų pabučiuoti ir išreikšti savąją meilę? Taip, mums reikia kai ką įsiaiškinti. O ką? Stok veidu į mane. Žiūrėk man tiesiai akis. Dabar sakyk, kas čia pas jūs įvyko? Kas pas mus įvyko? Taip, aš noriu sužinoti, ką tu padarei man esant. O ko jūs pageidautumėte? Aš nieko nepageidaučiau. Aš tik noriu sužinoti, ką tu padarei man esant. Taigi nieko nepadariau, dėl ko jums reikėtų rūstauti. Nieko. 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 Nieko! O vis dėlto Skapenas man pasakoja apie tave kai ką? Skapenas jis ką nors prasitarė apie mane. Paraudai. Paraudanavai. Va. Tėveli, reikia kirčiuoti paraudanavai. Ne tavo reikalas. Parau. Raudonas kaip burakas! Va! Nebetašia mums tokius reikalus nagrinėti. Eik namo, nelaudėlį! Jeigu tu padarai banketą, aš tavęs įsižadu, tu man nebesurus. Pasiruošk iš viso man nesirodyti į akis. Va! Och, tu mane šitaip išduok. Jis dėl įvairių priežasčių turėtų labiausia saugoti manasias paslaptis, o jis pats pirmutinės jas išplepėjo. Na, prisiekiu dangui, kad jam šitaip nepraeis. Ok, Skapenai,
Labai džiaugiuosi matydamas tave, garbingasis niekšė. Aš labai džiaugiuosi matydamas jūs, gerbiamasis pone. Ak, dar tu man šaipysies. Leandrai, Prašau, tave netrukdyk. vardan mūsų draugystės nedarykim nieko blogo. Leisk išliet man tulžiai. Tai ką aš jums padariau? Aš žinau, kokia tu šunybės iškritęs. Ir jeigu tu neprisipažinsi, tai šitą špagą pervers tave kiaurai. Kaip jūs taip kiaurai versite? Taip, aš tave taip kiaurai versiu. Tai ką aš jums padariau, pone? Sąžinė sako, kad tu man esi padaręs. Mano sąžinė tyli? Ai! Prabilo. Taip, pone, gerai, aš prisipažinsiu, aš išgeriau. Statinaitį vyno išgeriau su draugais. Iškėliau tą statinaitę, paskui pripylė vandens aplinkui. Gal jūs pagalvotumėt, kad statinaitė iškilusi praeitį. Nu, žodžiu, kad vynas išbėga. Na, taip. O aš galvoju, kad čia tarnaitės darbas ir ją išbarė. Ir aš ją išbariau. Ar tai ne, tai yra? Pone, aš duodu minutę. Bet ne tas man rūpi. Man rūpi kitas dalykas. Ne, tu klausyk. Koks kitas? Kitas dalykas, kad... Kitas? Kitas. Ir koks tas kitas? Kitas dalykas. Ar iš tikrųjų koks tas? Yra kitas dalykas. Koks kitas? Kalbėk, aš skubu. Tai gerai, skuba. Ir aš skubu. Kopenai. Tai koks kitas? Man rūpi kitas dalykas. Pone, koks dalykas rūpi? Prašau. Kopenai. Gerai, tik nuslūkit tą. Na, čia. O, tai visas mergaitė. Nebijokit, jūsų nenudurstys mane. Gerai, pone, štai kitas dalykas. Prisimenat, jūs mane pasiuntėt vieną naktį, kad aš nuneščiau auksinį laikrodėlį jaunaičiui Gonaitį, kurią jūs taip mylite. O aš grįžau visas purvinas, kruvinas, pasakiau, kad iš manęs tą laikrodėlį plėšikai atėmė. Tai iš tiesų, tai aš, pone, pats įsiterliojau, burokais įsidėmiau. Tą laikrodėlį tai aš pasisavinau. Tu girdi? Jis pasisavino mano laikrodėlį. Aš norėjau pasižiūrėti, kiek valandų. Norėjau pasižiūrėti, kiek valandų. Ne, aš turiu ištikimą tarną. Skapenai. Leandrai, dabar dovanokim. Vis dėlto man rūpi tas kitas dalykas. Pasiūtų nebėr jokių dalykų. Pasiūtų man rūpi kitas dalykas. Kalbėk, aš skubu. Nu kokį ten nėra daugiau dalykų, pone. Taigi nebėr jokių dalykų. Ai, Jonai Vaitekaitį neįeik, taip į vaidmenį papjauti. Net paraudu. Jonai, nebūk pasiūlus, garbėžos, dar antrą veiksmą reikia vaikyti. Palauk. Taip. Tu atėjai kaip jisai čia raudonas. Va, tai nebėr dalykų. O, dabar tikrai užmiršau. Palauk. Trečias dalykas. Ko tas Molieras? trečias dalykas. O ko tas Molieras parašė? Plak. Pirmas dalykas, vieną išgėriau, antras dalykas, laikrodėlį trečias, poniau! Prisiminiau trečią dalyką. Na. Jūs prisimenat prieš pusmetį, jūs kažkas gerokai apšventinat. Taip. Pašventinat, taip kaip reikia, kad jūs bėgot nuo to kažko, į rūsį tokį krytot, sprendovas nenusisukat. Teisingai. O tas kažkas. Tai kas buvo? Tas kažkas. O ten ateina kažkas. Tai aš buvau tas kažkas. Aš tą viską atsiminsiu, kai bus tam tinkamas laikas ir vieta. Bet tu man pasakyk, bestija, ką tu pasakė mano tėvui? Kam? Mano tėvui. O jūsų tėvą, aš iš tikrųjų dar nemačiau grįžusio. Tu nematei. Nu, nesąmonė. Tačiau aš jį mačiau ir jis man kai ką yra jau pasakęs. Tai jis nesąmonės kalbėjo, aš jo nemačiau. Jonai, trauk špagą, vėliau bus. Jonai, trauk špagą. Neįsivažiuok tu. Ponia, aš jums labai ilgą naujieną apie jūsų vaidmenį. Taip, čigonai nori įsivežti jūsų serbinetą. Tai ji pati su ašaromis akyse mane maldavo jums pranešti, kad jeigu jūs per 2 valandas nenunešite jiems jų reikalaujamos 500 akių sumos, tai amžinai jos nebematysite. Per 2 valandas lygiai, tai ką man tą padėti? Ala 2 valandas. Skapenėlį? Mielasis Skapenėlį, maldauju tave gelbėti. Ha! Kaip dažnai gyvenime būna. Dabar, kai manęs prireikia, aš vėl mielas. Skapenėlį. Ne, aš tau atleidžiu visas blogybės, ką tu esi padaręs ir ką tu man padarysi, tik galvo, kaip man padėti. O ką man atleisti, ponia, jūs neatleiskit, jūs būkit žiaurus ir Ne, aš labai tave myliu, Skapenėlį. Perverkit mane kelią. Aš tave labai branginu, Skapenėlį. Ponia, kam padėti? Reikia jam padėti. Kaipgi padėti? Po šitokio įžeidimo, ne, ponia, jūs kesinotės mane perverti. Ne, aš pasiversiu. Aš noriu. Skapenėlį. Atsiprašau, jūsų damo. Skapenėlį. Taip reikia. Aš mirti noriu. Aš pasikarščiavau. Aš mirti noriu, ponia. Gelbėk tu mano gyvenimą. Aš noriu mirti. Gelbėk tu mano meną. Ne, pasakai žydimo, aš tik mirti noriu, ponia. Kaip jūs gelbėte, ponia? Bene, bet jūs pagalvokite, bet žmogų. Ponia, kaip šitaip galima
sau leisti, tai ponia, kad žmogų pavadinti šunsnukiu. Žmogus, bičiulis, draugas, brolis, švogeris. O taip, va, ponia, va taip, va. Ir kitą kartą tik jūs nebūkite kitoks karštas. Tikrai papjausit, ką nors, gerai padėsiu. Kiek jums reikėtų pinigų? 200 pistolių. 200 pistolių. Kiek jums reikia? 500 akių. O 500. O, tai pasakyšti pinigai. Gerai, ponia, aš štai ką pasakysiu. Dėl jūsų tėvelio jau meškerė užmesta. Taip, kaip nors tos pinigėlius. Dėl jūsų tėvelio dar didesnį šikštolio. Aš kaip nors pasakykite gražiui, kad ateitų vaidinti antrą vaidmenį. Oi, tiesiog sukasi planetos. Sukasi planetos. Kas čia darosi? Ponia, pergyvenote dėl nelemtingų šitų sūnaus vedimų. Taip, jūs. Aš tai pergyvenu. Ir aš pergyvenu. Ką tik tai nuėjęs pas to šūną dvakačius ir matai, kas iš to išėjo. Sukasi planetos. Oi, ponia, reikėtų nevaikščiot pas advokatą. Tai toks dalykas, kad jūs galite įsipainioti tokią košį, tokią marmalinę, kad jūs neįsipainiosit paskui. Visą tai aš labai gerai suprantu, kad reikia surasti kitą kelią ir nevaikščiot pas to šūną dvakačius, bet tu man pasakyk, kaip surasti kitą kelią. Ponia, aš visą laiką suku galvą, kaip jums padėti. Aš negaliu žiūrėti, kaip vaikai užduoda širdį. Tie vaikai iš tikrųjų, ne, kokie nors mergišė žiūrėk, močia varo iš proto, nu iš tikrųjų. Tie vaikai, iš tikrųjų, tėvas pagelsta, pavyzdžiui, ar plikt pradeda. Aš visą laiką galvoju, kaip jums padėti, kaip apsaugo tos tėvelius nuo tų vaikų. O, yra, aš sugalvoju. Prašau, yra dalykas. Apskapinėlį tu pervienas. Tu sugalvojai? Jau, ponia, jau sėskit. Ponia, aš sutikau brolį tos merginos, kur ištekėjo už Oktavo. Už jūsų sūnaus. Brolį tos merginos, kur ištekėjo už jūsų sūnaus. Reikia pasakyti, kad tos merginos, tas brolis, tai tikras galvažudys. Jis taip, kai aš pasižiūrėjau, tai jis pasirodo galvažudys profesionalas. Jis kiekvieną dieną po pusryčių taip išsigalanda pėlį, išeina ką nors į gatvę ir papjauna. Tai mane, aš su juo pradėjau kalbėti apie šitas lemtas vedybas. Aš jam pasakiau, sakau, klausyk, tu galvažudį. Ar kanto pusėje tėvo teisės? Tai iš tikrųjų teismas atsižvelgs į jūsų ir svarbiausia jūsų turtą. Taip. Tai tuomet jis sėdės sam. Nu, kągi savom, aš savo sutinku taikytis. Jeigu sako, man gerai užmokės, tegu nutraukia santuoką, tegu tik duoda man pinigų. Taip jis pasakė. Palauk, ką jisai sutinka nutraukti santuoką? Ką jeigu jūs gerai išmokėsite? Nu, kiek jisai norėtų, ką? Iš pat pradžių tai jis nežmoniškai daug išgėrė. Palauk, na vis dėlto skapinėlį, kiek? O, atsakyt, sarmatė. Skapinėlį, pasakyk, na kiek. Be 500, 600, tai jokių kalbų negali būti pasakysai. Be 500-600? Kad jisai kur spranda nusisuk 500-600 kartų, tai ką jisai žmonių juokės? Aš jam ponia pasakiau, kad jūs nesate toksai kvailys, iš kurio galima būtų reikalauti. 500-600 pistolių. Taip, ponia. Galų gale mes priėmė bendros išvados. Aš atrėmiau visus jo kontrargumentus ir pats argumentavausi, sako, taip, aš dabar ruošiuosi karą. Gal ten sako, ką nors dar papjausiu. Tai sako, man reikia arklių. Arklį. Taip, arklys kainuoja 60 pistolių. 60 pistolių. Pasakė jisai, palauk. 60 pistolių tai šiam galiu duoti. 60 pistolių tai šiam duosiu, tai 500-600 pistolių. 60 pistolių tai šiam duosiu, tegul jis nusiperka tą arklį, tai 30, 40, 60. Balnų reikia kamanų, arkliui reikia balnų, kamanų ir dar 2 jam pistolių. Neuždarykit maišo 20 pistolių. 20 pistolių. Tai palauk. Taigi 20 ir 60, taigi bus jau 80 pistolių. Ai, kada buvo 20 ir 60, dabar seniai nebetiek. Gerai, jau žinoma skaudančia širdim, bet duosiu jam aš tuos 20 pistolių. 60. Tada jis sako, man reikia dar arklio, 30 pistolių, blogas arklys. Ponia, blogas arklys. O, kad jį kurkailė, tai ką, jisai žmonių juokės, ar ką tik laiko padarė nieko, nepasakė priešiškumas. Ponia, neikite į teismą, ponia. Teismą. Gerai. Duosiu jam aš tuos 30 pistolių, tai pagarsins, matai, mane
su tais šunadvakačiais. Teismą. 30 pistolių. Teismą. Saiko neturėjimas, tai 20, tai 60, 30 pistolių. Pone, sako, man reikia, dar sako, nešuliams muliuko mažiuko. O, kad jį kur vesnė, nu tai ką čia mažiuko, pone, bet nors pasiliuką. Nu tai jau visai muliuko, nesiliuko nieko. Pone, ką jūs darot? O taip, šis man pirštą nukando. Traukit uždangą. Taigi tu kaišioji tą pirštą labai dažnai, kur nereikia, ir kur reikia. Taip. Ir vis tiek aš jam neduosiu nei muliuko, nei paršiuko, nieko neduosiu. Muliuką. Aš geriau eisiu. Advokačiais galiniais. Prašau, pone, eikit jūs į teismą. Jūs žinot, pone, kiek ten žvėrių jūsų laukia. Teisme, žinot, ką reiškia šiais laikais bylinėtis, a? Taigi, pone, neatsiras nei vieno iš tų teisėjų, kuris neparduos jūs, pone, už bet kokį kyšį. Jūsų įgaliotinis papirktas ir jūs nuteisa tada, kai jis pats nežinot. Kaip čia atsitiko, klausėt, o jūs jau nuteistas, pone? Jūsų advokatas neteina į teismą. Arba atėjęs į teismą. Pliurka visokiausios nesąmonės taip ir neprieina prie reikalo esmės. O sekretorius suorganizuoja tokį dokumentą, kad užareštuoja visą jūsų turtą, pone. Bet jūs didžiausio atsargumo dėka, jeigu jūs pro visą tai ir praplauksite kaip nors, tai jūs nustebsit pamatęs, kad teisėjai, oi, teisėjai susiuostė prieš jūs sukurstyti davatką arba kokį nors meilužį. Taip, pone, šiais laikais bylinėtis, tai į pragarą reiškia eiti. Pone, aš nuo šito teisingumo taip bėgčiau. Vienintelė pabėgčiau. Palauk. O kiekgi kainuotų pridėjus tą mulatą? Viskas sudėjus. Mulą, arklius, balnus visus. Dar nedidelę skolą tarnaitį tam žmogui reikia 200 pistolių. Kiek? 200 pistolių, tai aš jau geriau eisiu su tais šunadvakačiais galinėsios, bylinėsios. O jam neduosi, kiek tu beprakaituotum, kiek tu besistengtum, bet aš tau neduosi tų 200 pistolių. Pone, jūs gi stačia galva, puola, tiesiai. Muliuką, tai paršiuką, tai muliuką, tai... Bet nenoriu sakyti, mažų vaikų. Pone, betgi bylinėtis, betgi bylinėtis, jums taip pat reikės pinigų, jūsgi mokėsite už aktus nuorašus, prierašus, išrašus, pone, už teismo paskubinimą, už teisę atsimti dokumentus, pone, jūsgi mokėsite advokatui už delpinigus, už gynybą teisme, nakvinpinigus, viską jūs mokėsite, pone, aš paskaičiavau visas teisminės išlaidas. Ir aš prie tokia išvada, kai viską suskaičiuojate, taip išeina. Jeigu jūs tam žmogui sumokate 200 pistolių, jūs sutaupote mažiausiai 150. Aš tam žmogui sumokėčiau 400 pistolių. Aš sumokėčiau, tikrai, kad man nereikėtų eiti į teismą. Ką man klausytis, ką kalbate idiotai? Advokatai. Jaut man ant tų šunadvakačių. O jie tegul tik tai pabando, ką nors prieš mane pasakytų, jam vis tiek neduosi tų 200 pistolių. Eisiu už galinėsios, bylinėsios. Svarininkais, tai girdėtas dalykas. Tai muliuką, tai stiliuką, tai 60, tai 30 tai saiko neturėjimas. Neduokite. Tokiam nuoširdžiausius linkėjimus aš eisiu galinėsios, bylinėsios, bet jam neduosiu. Perrusinėkit, nesminė. Štai, ponia, tas bralys, apie kurį kalbėjome. Argantas, Solar, Uršulė, Skopenai, Amanasė, Palakinį Karabulat, Kirkor Kirir, Kirtas Kirkiau Kirla Kirar Kirkan Kirtas. Pone, išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų, kur yra tas kiaulė argantas. Kam jūsų reikia, pone? Aš girdėjau, kad Anas nori duot man teisman ir nutraukt mano seseras santuoką. Žinot, aš nežinau, ką jūs girdėjot, bet tų pinigų jūs neduoda. Nepaik, giltinė paima. Jeigu čia paspainėtų, tai aš jį špagu negyvai perdurčiau. Argantas žmogus drąsus, tai jūsų neįsigas. Jeigu jį perkūnas nutrenkti, jeigu čia paspainėtų šiam visus šankaulius sutraikyti. Aš šitas toks pamanakoju. Ne argantas. Draugas? Priešas. Priešas? Malonu. Daug runkų. Runkų, sakau, daug. O taip, prisiekiu garbį ir kardą ir visko, ko galiu prisiekti, o tik nepraeis Adina ir aš jūs išvaduosiu nuo tas svarvės arganto. Galit
Taut mane viską aš neturiu ko prarast. Bet, Arkantas turi tarnų tarnaičių, giminių giminaičių išgelbės. Turi tarnų tarnaičių, giminių giminaičių išgelbės. Tai kanas netaja su giminėm, su tarnaitėm, kanas nepuola manys su ginklu rankai. Ką nepuola manys su ginklu rankai? Greičiau, artėkit kariuomenės! Kariuomenė jūs! Bet drąsiau! Drąsiau! Aš atlaikysiu! Drąsiau! Nu, pradeda mūšį! Vienas skirtis! Amen! Antras skirtis! Krauja klanas! Trečias skirtis! Amen! Ketvirtas skirtis! Karas baigtas! Bėk tu mažiukas! Mažiukas tu klišiukas! Bėk, sakau! Bėk ir nesdaryk iš čia! O taip, žinokit, su ko turit reikalų! Ant kalno mūrai, joja lietuviai, sausio mėnesį gimusius, prašom pasimat, ant kalno ralio, Gerą artistą išrinkau, Gerai vaidina Algirdas Gražys, galim paploti. Nes taip, ponia, manote, ponia? O, ponia, jūs pulsą jau ir nebeturite, va. Ponia, matote, tiek pakovojom dėl 200 pistolių, vienas guli, antras vardas. Skapenai. 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 Ką? Aš viską gulėdamas be sąmonės pergalvojau. Duosiu jam tuos 200 pistolių. Tik tai einam greičiau pasiešę, turiu visus pinigus su savim pasilėmęs. Pone, jeigu jūs sunešite jam tos pinigus, jis dvigubai pareikalaus. Mesgi jam pasakėme, kad čia gulėjote ne jūs. Atpažinęs, atiduokit man tos pinigus geriausiai. Taip, bet aš noriu pasižiūrėti, kaip aš atiduodu tos savo pinigus. Jūs galvojate, aš pavogti iš jūsų? Palauk, Skapenai. Nereikia, neduokit jūs man tų pinigų, pone, jūs neduokite, gal iš tikrųjų aš vagis. Ne vagis, tai geras. Tu nesiginčiai su juo buktaktiškas, korektiškas, aš einu. Tai gal nereikia, pone, pasiimkite tos pinigus. Pone, pasiimkite. Волокини карабулат, соля уршута. Pone, pasiimkite. Vienas tėvas jau sutvarkytas. Dabar palauksim antro dar tėvelio. Ateina. Taip, žinoma, kai toks oras, tai saviškių sulauksime dar šiandien. Kuku. Felicità. Quante l'amore, mille d'amore, felicità. Vilniaus oro biuro duomenimis pranešama, kad rytoj Kaune arba Vilniuje lis arba ne. O vienas jūrininkas sugrįžęs iš Tarento tvirtino matęs mano patikėtinį jau besiruošiant išplaukti. Tik tai mano duktė ras dalykus toli gražu susikloidys, ne taip, kaip mūsų tikėjomės. O ką pasakojate apie sūnų, kad tai visiškai sugriauna planus, kurias pasirengėme. Dangau! O, dangau, už ką Žirantui toks smūgis? O vargšas Žirantas, kaip dabar tėvelis gyvens. O dangau, už ką toks smūgis Žirantui? Ką jis ten apie mane kalba ir veidas koks liūdnas? Ar negalėtų man Kas yra Skapenai? pasakyti, kur man ras Žirantą? Kasgi atsitiko? Aš Tai nepakaitęs nematai, aš ją iš tavęs. Rast Skapenai, negaliu. palauk, reikia. Nu vieną galvą, staigina galą visą dieną, niekur rast negaliu Žirantą. Jau visą valandą su tavim. O, dangau! Skapenai, palauk. O, dangau. Mane radikulitas, tu turi tai. Už ką dangau? Toks smūgis! O, tai nelaimingas tėvas! Bet tai toks nelaimingas tėvas! Nu toks nelaimingas! Nu tėvas!
nuo vieno galo iki kito galo. Sena iš baleto Ana Karenina. Arba mane galėtų rasti mano žerodą. Nuo vieno galo laksto iki kito galo. Aš čia Skapinai prieš tave. Skapinai, Ai, aš čia prieš karvelį, tave. sakyk, kur ponas Žerodas man tai nereikalingas. Kur ponas Žerodas? Skapinai, palauk. Pone Žerodai! Aš čia prieš tave. Žerodai! Ai, ponia. Ponia. Taip. Jūsų sūnus. Ne, mano sūnus. Jūsų sūnus. Ne, mano sūnus. Pateko į bėdą. Į kokią gi bėdą? O kitokia nematyta. Pasaulyje bėda. Į kokią nematytą pasaulyje bėdą? Pone, jūs uostą matot. Matau? Jūrą matot. Matau? O sūnaus ir nematot. Ne, nematau. Pone, jūsų sūnus, o dangau užkato tą nelaimę, ponui Žerodui. Pone Žerodui, užkato, jums tokia nelaimė. Pone, jūra yra, sūnaus nebėra. Pone. Aš nežinau, ką jūs padarėt savo sūnui. Jis buvo labai toks sunerimęs, kad praeitų jo liūdesys, mes išėjome pasivaikštinėti į uostą. Mes vaikštinėjome, dailinėjomės namuose ir galų gale mūsų dėmesį patraukė tokia gražiai įrengta turkiška galera, toksai laivas. Jaunas turkas labai gražiai atrodantis mus pakvietė įlipti į tą laivą, ponė. Mes įlipome į tą laivą. Tas turkas mus vaišino tokiais valgymais, tokiais gėrimais, kokių mes nebuvom niekada ragavę, ir kol mes valgėme ir gėrėme, tai toje galera, ponė, tik tai pušku. Važiavau teisingai, kliur, į atvirą jūrą išplaukė. Kai nebebuvo matyti uostų, tasai turkas mane įsodino į valtelę, liepė plaukti pas jūs ir pasakyti, kad jeigu jūs per mane tam turkui nenusiūsite toj pat 500 Leandrai laikykis, jūsų sūnų geležiniai surakintai išveš vergų Elžyrą. Leandrai. 500 sekių? Taip, 2 valandas davė. Ak, tas toksai turkas šitaip mane žudykim. Pone, dabar jūs ramiai pagalvokime. Galvokim kartu, ką daryti, kaip išgelbėti jūsų sūnų. Ko ji velnės nešė į tą galerą? Kartais piktas likimas žmogų įstumė į bėdą. Bėk, Skapinai, bėk pasakyti tam turkui, kad aš teisman paduočiau. Teisman? Turka teisman atviroj jūroj, ponė. Jums čia karšta, ką? Ko ji velnės nešė į tą galerą? Jis net nepagalvojo, kad įvyks tokia nelaimė. Skapinai, tu privalai įrodyti, kad esi ištikimas tarnas. Tu turi nueiti pas tą turką ir pasakyti jam, kad jis grąžintų man sūnų, paslėpk įkaitų, kol surinksiu reikalaujamą sumą. Taip, aš išplaukčiau Elžyrą, sūnus grįžta. Taip. Oi, koks jis geras. Ponė, aš Elžyro, jūs čia renkat pinigus. Gerai. Bilietų nebepardavinėja, jie pinigus matrinks. O paskui man atsiūs Elžyrą ir išpirks mane. Taip, ponė. Ponė, jūs galvojate, kad tas turkas bus toks kvailas, kad paims tarną? Vietoj pono jūsų sūnaus, ponė, tarp kitų jūs paskubėkite. Jeigu norite dar turėti savo sūnų, paskubėkite, aš sakau, paskubėkite, ponė. Paskubėkite, o taip. O taip, ponė, Taip, pasakai, kad jis reikalauja. Reikalauja 500 akių. 500 akių. Ar jis turi sąžinę? Taigi turkai iš viso neturi sąžinės. Ar žino, kas yra 500 akių? 100 livrų. Tai ką gal tas galvažudys galvoja, kad 100 livrų mėtosi gatvėje? Jie nieko negalvoja, ponė. Paskubėkime. Oji, velnės nešė į tą galerą. Paskubėkime, ponė. Paskubėkime. Kurgi tu, Skapinai? Oji, velnės nešė į tą galerą. Skapinai, štai imk mano spintos traktą. Atrakinsi ją. Kairėje rasi didžiulį raktą, tai raktas nuo aukšto. Paimk iš tos didžiulės pirkinės visus paikius drabužius, parduok jos senų daiktų pirkliui ir gautais pinigais išpirk man sūnų. Pone, tik aš už visus tos palaikus drabužius negausiu nei 50 frankų. Tarp kitko, jūs paskubėkite, baikit mane apgaudinėti. Paskubėkite, jeigu jūs norite turėti sūnų. Velnės nešė į tą galerą. Pone, čia jums ne futbolo komanda, čia jums ne žalgiris. Leandrai, pažiūrėk, ką tavo tėvas daro. Pažiūrėk, kojas kiloja, a? Leandrai! Parakina geležiniai, gėra man ir plaukia Elžyra. Leandrai, mano ponė, aš čia raudu sūnau. Patikėk, aš viską padariau, kad tu būtum išpirktas. Dangus mato, kad aš viską padariau, kad būtum išpirktas. Išvažiavai vergų, kaltink savo nelaimingą tėvą. Leandrai, jie visokia, gal aš atvažiuosiu irgi turistinę gausiu, gal pasisakyti. Pažiūrėk, koks šikštuolis savo. Palauk, Skapinai, palauk. Aš buvau užmiršęs. Rodos, sakei 400 akių. 500 akių. Ko į velnės nešė tą galerą? Pone, negalima greičiau. Ar nebuvo galima rasti kitos vietos pasivaikščioti? Viską galima rasti, bet ar negalima. Bet ko į velnės nešė tą galerą? Šitaip nežudyti. Skapinai, aš buvau užmiršęs. Aš ką tik gavau 500 akių. Negalvojau, kad tie pinigai taip bus greit išplėšti iš manęs. Imk! Eik! Eik ir atvesk man sūnų! Bet dėl viso ko pasakyk jam, kad jis piktadarys, niekšas.
žmogus besažės vagis, kad jis išpriešė iš manęs 500 sakių, neturėdamas jokios teisės, kad aš jam nedovanosiu vienintelės prekybos ir jeigu jūs sučiups atkerščiu. Eik ir atves man sūnų. Kur pinigai, ponė? Kokie pinigai? Tie, kur į kišenę įsikišo tą atgal. Kaip? Taip. Ar aš to jų nedaviau? Taip, atgal į kišenę. Negali būti. Gali. Sklerozė. Matai, nuo mąstymo protas susimaišė. Imk! Ai, ir kas man sūnų, ko jį velnes nešė tą galerą šitaip mane žudyti? Ne, aš neusileisiu, aš teisman paduosiu, aš neusileisiu. Atimk ir kas man sūnų, ko leiskas tą galerą? O, kaip jam šitas spirgėlis, nieko. Dabar per pertrauką jūs pailsėsime. Ar pavyko keršį sukti mano naudai? Ar padarė, ką nors namų meilė iš nelaimės išgelbėti? Prašau, ponė, jūsų pinigai. Skapenė, kaip aš tau atsidėkosiu. Per pertrauką atnešk iš bufeto kavos puodelį, gerai? Skapenėlį. Žmonėms daug dailės dostan. Ponė, jums nieko negalėjau išpešti. Na kągi, man belieka tik tai mirti. Kokį velnę dabar jūs ten darysite? Tik ką man gyventi, jeigu iš manęs atimta zerbinėta? Štai, ponė, jūsų laimė. Su viena sąlyga. Taip. Leiskite man atkeršyti jūsų tėveliui už tą pokštą, kuris iškritė. Daryk, ką nori, skapelė. Vat geras vaikas, tėvai daryk, ką nori, a? 500! Amanakan Valakinį Karabala, lietuviškai išvertus, reiškia pertrauką. Naktį ir dieną tave sapnuoju, taip beieškodamas mano gražioji, bet jeigu ne, tarsi šalta, nedėkingoji, mirsiu tada, jei nemiegi dar, ar pagalvoji, kaip naktį šitą vaitoja, ištar galėtų, apsirinkytų, ne taip skaudėtų. Nors ir žudyk, naktį ir dieną tave sapnuoju. Taip beieškodamas mano gražioji, bet jeigu ne, tarsi šalta, nedėkingoji, mirsiu tada. Taigi jūs meilas taip nutarė, kad jūs turit būt kartu. Mes tik tai vykdam jų įsakymų. Kasgi gali būti malonesnė už tokį įsakymą? Aš labai džiaugiuosi gavusi tokią draugę. Dabar tik nuo jūsų priklauso, kad mudviejų draugystė būtų tokia pat stipri kaip tu, kurios mudviejų mylime. Ašgi netokia, kad atsakyčiau, kai draugystė šaukia. O kai meilė šaukia. O kai meilė šaukia, Skapenai, tai visai kas kita, čia reikia daug daugiau ryžto. Ašgi nesu tokia drąsi. Bet jums užteko drąsos priešintis mano ponui. O už tai, kai dėl jūsų yra padaręs, jūs turėtumėte savyje daugiau drąsos ir atsiliepti jo meilę kaip pridera. O tai, kai dėl manęs padarė, dar neįtikina manęs pilnai. Ir jūsų ponas klysta, jeigu mano, kad užteks už mane užmokėti
mokėti pinigus ir aš bematant priklausysiu jam. Tiesa, aš linksmo būdo mėgstu juokauti, bet juokaudama išlieku labai rimta kai kuriais klausimais. Kad jo meilę atsakyčiau taip, kaip jis to nori, jis privalo prisiekti man ištikimybę. Ir šią priesaiką palydėti priderančiomis apeigomis. Dieve, mano jis to tik ir trokšta. Tai aš būčiau kišęs į tuos reikalus, jeigu čia ko nors kitko kvepėtų. Skapena, aš noriu tikėti, jei tu taip sakai, betgi Leandro tėvas. Priešinsis. Mes rasime. Būdų ir tėvą paleidžiu. Mudvebe esame vienoje būklėje, užtat juo labiau turime vieną kitos laikytis, nes mūsų sielvardai tie patys. Ir abi ištiko ta pati nelaimė. Taigi jūsų padėtis žymiai geresnė. Jūsgi bent žinot, kas jūsų tėvas. Jūs nuvesit pas giminės, giminės parems ir viskas bus gerai. O kai sužinos, kad jūs susituokia, taigi visi privalės nusileisti. O mano padėtisgi nepalenks tėvų, kuriam rūpi vien tik tai pinigai. Bet užtat jums geriau tuo, kad jūsų mylimoji niekas nesiruošia vesdinti. Jau kad mylinčiųjų širdys atšaltų. Man atrodo, mudviem nėra ko bijoti. Mes turime pakankamai galios išlaikyti jo savo valdžioje. Bet kas mane labiausiai gąsdina šiuose reikaluose, tai tėvas, kuriam nieko nereiškia mūsų moteriškosios galios. Prieš meilę aš sukilti norėjau. Lėtai šarvuota krūtinė. Bet vienas virksnis nugalėjo. Dvi Iš meilė beprotybė, kai šitiek džiaugsmo aplinkui, kam verkti lamūro žavingo, dėl jo švelnumo beringo. Tikra beprotybė, o tai tikra beprotybė. Aš šitą dainų skiriam tiem, katrie nigdy nemylėja ir nigdy nemyla. Oi, vargšai! Kančia tik tai to nepalieka, kas baisiai trokšta kentėti. Iš meilas niekas nemiršta, nebent kas nemoka mylėti. Tikra beprotybė, o tai tikra beprotybė. Kodėl tikroji meilė visuomet susiduria su daugybė kliučių? Kaip saldu mylėti, kai niekas netrukdo dviem širdims susirišti tomis švelniomis grandinėmis? Oi, ką jūs kalbate, panelė? Baisiausias dalykas meilėje tai ramybė. Gyvenimas privalo banguoti. Na, o kliūtis pasitaikančios meilės kelyje privalo sukelti dar didesnį aistrą. Aš jums apie meilę. Oi, Ką? Skapenai, tu geriau papasako, kaip tau pavyko išplėšti pinigus. Pasiškit, kaip pavyko. Apie pinigus jums labai gerai papasakos ponas Silvestras. O aš planuoju vieną nedidelį kerštą ir noriu pasimėgauti šitą malonumu. Paklausyk, kam tau nei iš tą lyš šiton bedon. Aš mėgstu linksmas istorijas. Ale tu paklausyk manys ir mes šitų sumislimų šonan. Aš geriau paklausysiu savys. O kokia velniui tau tą reikia? O kokia velniui tau tai reikia žinoti? O štat, kad tu nugarą gausi lasdų. Žinai ką, mano nugara, man lasdos bus mano nugara ir atsakys. Gerai tavo nugara, tai tau tiek ir muša. O labiausiai, ko aš nemėgstu gyvenime, tai bailių. Ką? Bailių. Jie galvodami apie pasekmes nieko nenori daryti. Skapenai, pasilik, tu būsi mums reikalingas. Skapenai, pasilik, tu būsi visiem reikalingas. Visiem reikalingas. Aš pats savo reikalingas. O dabar aš aptaršysiu. Tam ponui Žerantui, štai kai jis išdavė mane, o sūnus manęs tik iki nedūrė. Visi matė, aš čia gulėjau ir... Šiandien 275 spektaklis. Kiekvieną spektaklį mušu savo klasės draugą. Kurso draugą Ringo de Karvelį, a? Gerai, kad rytoj nėra Skapeno, negalėtų vaidinti, tikrai. O rytainas neša į tą galerą! Oi, sūnau, brangus, palikai tėvų namus, kur jaunystėj gyvenai, jaunas dainas dainavai. Ko jį velnės nešė į tą galerą? Už tos pinigus, kuriuos iš manęs pagrobė Skapenas, aš būčiau geriau nusipirkęs savo asmeniškai spalvotą televizorių. O, Vilniaus aidai švilpauja. Na, Skapenai, kaip mano sūnaus reikalai? Ai, palėšas, mane.
Jūs sūnaus reikalai tralelė, bet jums pačiam grėsia baisi nelaimė, ponia. Aš dabar viską atiduočiau, kad jūs nevaikštinėtumėt, čia po gatves namie sėdėtumėt. Kodėl? Ponia, jūs ruošiasi užmušti. Mane? Taip. O kas? Ponia. Oi. Brolis. Tos merginos, kur ištekėjo šoktavo. Jisai galvoja, tas brolis, kad jūs norite nutraukti santuoką, ponia. Taip galvodamas, jisai nutarė jūs užmušti ir atkeršti už savo sutraštą garbę. Jisai kariškis. Jo draugai visi kariškiai, ponia. Jie dabar kiekvieną sutiktai klausia, kur jūs surasti. Jie būreliais užstoja visus kelius į jūsų namus, ponia. Jums negalima čia sėdėti. Ir namo negalima paryti. Ką man daryti mano mylimiausias kapenėlis? Padėtis tokia kebli, kad aš visą nuo kulnų iki galvos. Ir atvirkščiai drebu. Ar negalėtum ką nors sugalvoti ir išgelbėti mane? Aš sugalvoju vieną dalyką, jeigu tie banditai mane. Skapenė, tu privalai įrodyti, kad esi ištiklas tarnas. Nepalik manęs nelaimė, maldauju tave. Kaip šis palikti nelaimę, aš visą sielą atsidavęs, man širdis neleisiu palikti nelaimę. Aš tau padovanosiu šitą švarką, kai nubaigsi nešioti. Ačiū, ponia, jūs labai ką. Ai! Ponia, reikia, kad jūs taip pat įlystumėt. Štai į šitą maišą. Į maišą? Aš šitaip į maišą, aš jūs partempsiu namo. Paskui mes pareikalausime pagalbos, prašyti smurtą, ponia. Sumanimas geras, kapenai. Jau kas geras sumanimas, kaip jam atkeršys, nieks geriau nesumanys. Ką sakai, kapenai? Aš sakau, kad ponia, tai toks sumanimas. Sumanimas. Sumaniauskas. Sumanimauskas. Ponia, tik tai kas čia beteitų? Jūs jokių būdų neišlyskite iš maišo. Kas čia kalbėtų, kas čia ką bedarytų? Tik nepatarkit nei vieno žodžio. Tuomet mes abu žuvę. Ateina vienas galvažudys jau ateina. Pamerkonais, niekas nerasi šitokio nežeronto. Ir jie negyvai neužmušė. Tokios tik žmogau. Su šitą maišą pasakyk man, kur man rasti šitokio nežerontą. Ko jūs ieškat, ponia? Tokio nežerontą. Kai jums reikia, ponia? Aš noriu pašvenčias smaigalos datą, Merkono. Oi, ponia, žerontas yra toksai žmogus, kurį galima būtų šventinti lasda su tokiais žmonėmis, kitaip nesielgiama, ponia. Ką tu man čia dabar kalbi, ką? Su tuo niekšus karmaliu šitaip nesielgiama, ką? Su tuo niekšus tokia nežerontu. Ponia, žerontas nei niekšas, nei skarmalis. Teikitės apie truputį, man neatsiliepti. Ką tu man dabar čia kalbi, ką? Aš jau pasikalbėsim šiandien, aš jau pasikalbėsim. Ponia, jūs neįsidabėkit, aš jau neįsidabėkit man. Aš jau pasikalbėsim. Klausyk, gal tu vienas iš jo draugų? Taip, ponia. Aš jo draugas, aš kaip moku, taip ir ginu. Esu mylima, ponia. Daug gyventų būdų, ką? Oi, ponia, ką jūs darote? Šaliu. Oi, ponia, ką jūs darote? Oi, ponia, ką jūs darote? Kur velnias neša į tą galerą? Ko jis vis per tą nugarą man tvoja? Kam jum tvoja? Taip, jum tik tai galėliu. O man visą lasdą tvoja. Tai reikia pasitraukti truputį toliau, kas man visai nekliūtų. Ponia, ateina kareivingas. Ne, ateina svetimšalis. Kažkoks turistas. Žiūrėk, skapanai, kad manęs nepaliestų, aš atsigulsiu, jeigu praeina pro šalį. Jokiu būdu neišveisis. Arrivederci, Roma. Goodbye. Auf Wiedersehen. La 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 la. Aš visą dieną bėgioju kaip kokis čigonas po šitas miestas ir negalėti atrasti šitą kiaulį žerontą. Ponas, su šitą maišą pasakykite man, kur man rasti šitą kiaulį žerontą, pasakykite man. Ponia, aš iš tikrųjų nežinau. Pasakykite, ko jūs ieškot, ponia? Pasakykite man, kur rasti šitą kiaulį žerontą. Ponia, o kam jums reikia? Aš noriu pašventi su šitą smagių lazdų. Per jos sudoti, per jos nugarite. Taip kokie 18 kartų. Ir durti į jo krūtinytę su šitų špagų.
95 kartai. Pasakykite man, kur... Pone Šukralėšiau, klausykite, parodyk, kas čia neša maišuoja šitoj ką. Parodyk, pone Šimano, seni baltiniai. Parodyk, neparodykite. Klausykite, jūs manęs nenervuokite. Parodykit man su viena akim, kas yra šito maišom. Šitom, a? Pone Šimano, seni baltiniai. Neparodykite, o piskanto, pone kandidatų iš tikrųjų. O piskanto, pone kandidatų. O šitaip, o frikalėlį, o modelį, pone kandidatų. O šitaip, šitas nedidelis pamokas jums parodyti, kaip būti įžulį. Arrivederci, goodbye, Fierdin. Plaučius atikeikė, man kaulus sulaužė. Ko jis viską nugalė man tvoja? Jums tik kalėlių, man visalas dar tvoja. Pone, ateina kareiviai šeši iš karto. Kareiviai ateina, pone. Seneritos, gelbėkit gražiausią vyrą Lietuvoj, baigia užmušti. Eina kareiviai. Šaraferio užmušti. Buris ką? Buris deši. Buris tavęs vietoje. Tamsta leitenantė. O, skapėnas su maišutė eternas. Ką tu dūdus, kas skapėnas? Tu eternas su maišle. Kalbėk ir tavo ponai. Kalbėk ir... Ką, ponai? Jūs taip pat ieškote mano poną žalą. Ieškome! Kalbėk, rodingelis. Ne, pona, aš nepasakysiu. Ką tu nenori kalbėti? Pona, aš nepasakysiu, aš labai myliu savo. Tu nenori kalbėti. Pifein! Handikst du Pifein! Pifein! Tu dar nekak. Kalbėsi? Ne, ponai, aš tik myliu savai, ponai. Šiandien aš jums nepasakysiu, kur jis yra. Mes tave užmušime. Nieko čia linksmo ir nėra ko juoktis. Ką jūs to norit pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad tamsta neturite teisės iš mane šaipytis. O iš jūsų aš visai nesijuokiu ir ta istorija jūsų visai neliečia. Tai ko man juoktas tiesiai akis? Aš nejuokiuosi iš vienos labai linksmos išdaigos, kurią iškrėtė vienas sūnus savo senam tėvui, norėdamas išvilioti iš jo pinigų. Sūnus savo tėvui, norėdamas iš jo išvilioti pinigų? Senjorė, o tokia istorija. Norit papasakosiu? Teikite, aš papasakoti tą istoriją. Senjorė, likimas taip lėmė, kad aš pasukau pas čigonus. Beklajodami iš vienos vietos į kitą mes pakliuvom į šitą miestą.
Vienas jaunuolis pamato mane ir beprotiškai įsimylėjo. Iš pradžių, kaip visi jauni vyrai, jis man užteks ištarti vieną žodį ir aš bematant priklausysiu jam, bet šį kartą jam teko susidurti su mano išdidumu ir pakeisti nuomonę. Tada apie savo aistrą jis pasakė žmonėms, kuriems aš priklausau. Ir šie nusprendė perleisti mane už atitinkamą pinigų sumą. Betgi mano jaunuolis, kaip dauguma gerų šeimų sūnų, buvo tokia padėti, kuri vadinasi be skatiko kišenė. O jo tėvas nepaprastai turtingas žmogus, pats turtingiausias žmogus šitam mieste, bet baisus gobšas. Aš žinojau jo pavardę. Baigėsi kažkaip Oronas, Orontas, Arantas. Argantas, tas storas, neiščias. Jūsgi man galėtumėte padėti, jūs žinot patį gobšiausią žmogų šitą miestę? Ne, tokio nepažįstu, šioje salėje tokio nėra. Oi, jo pavardė Žerontas. Žerontas! Aš dabar tikrai prisimenu. Senjorė, ir kaip tik šiandien čigonai nusprendė apleisti miestą. Ir mano įsimylėjęs jaunuolis būtų praradęs mane, jeigu jam į pagalbą nebūtų atėjęs jo stiprus tarnas. O tarno vardą aš tikrai prisimenu. Nuostabus pagirimo vertas žmogus. Skapenas. Ir taip, šitas Skapenas nuėjo pas poną Žerontą ir papasakojom tokią istoriją, kad jie su jo sūnumi vaikščiojo krantinę, stovėjo turkų galera. Jaunas turkas pakvietė galerą ir besivaišinant išplaukė į atvirą jūrą. Tada tarną pasodino į valtelę, atplukdė atgal į miestą ir liepė pasakyti ponui Žerontui, kad jo sūnų išsiųs į Alžyrą, jeigu šitas nesumokės 500 ekių. Vargšas senjoras Žerontas. Ir pinigų jam gaila, ir su sūnum skirti sunku. Tada jis pradėjo galvoti visokiausius būdus, kaip išgelbėti sūnų. Tai jis nori siųsti teismo vykdytojus į atvirą jūrą. Tai nori parduoti kažkokius senus skudurus, kurie 30 ekių neverti. Tai prašo tarną pasilikti įkaitų, kol surinks atitinkamą pinigų sumą. Skapenas sako, šitie sumanimai neturi jokios praktinės vertės. O senjoras Žerontas jo žodžius palydi baisių riksmų. Ko į velnias neši tą galerą? Prakeik tą galerą! Niekšas! Lasda! Turkas! Senjorė Žerontai, labai juokinga istorija. Ką jūs pasakysit? Ką aš pasakysiu? Jau ką aš pasakysiu? Senjorė Žerontai! Ko į velnias neša į tą galerą? Aš pasakysiu, kad tas sūnus pakartuvė. Akiplėša, kad tėvas jį nubaus už tokį padarymą, kad atsiko neprievaitė, žili mergiotė. Tai pasakoja tokias atžagarybės garbingam žmogui ir kad jis apamokys, kaip vesti iš kelio gerų vaikų šeimų tėvus. Kad vesti iš kelio gerų šeimus. Kad vesti iš kelio gerų tėvų šeimų vaikus. Ir kad Žerontas pasiūs Skapeną į Kartuvę šiai dieną dar nepasibaigus. Ko į velnias neši į tą galerą? Senjorė Žerontai, ašgi nežinojau. Ar jūs žinot, su kuo kalbėjot? Su savo meilas tėvu. Žinau. Aš tik visai neprašyta jam pačiam. O čia papasakoju jo paties istoriją. Tu? Jo paties istorijų? Nu ir liežuvelis nepatylai dėl savo reikaliuką. Ai. Taigi jam pačiam nuo to blogiau. Čiagi toks miestas iki vakaro vis tiek visi viską žinos. Nepatylai. Silvestrai! Oi. Nu tai ką niekšai? Mažiukas, klišiukas, grašiukas, a? Tai ką? Tu, Skapenas ir mano sūnus sugalvojat mane apgauti ir manot, kad aš taip ir tylėsiu, taip? Senjor, aš čia nieko padėtas. Skapenas apgautinėja jūs. Kas kur padėtas ir kur nepadėtas, aš nesiduosiu taip užduotas. Vedžiojimas. Ak, senjorė Argantai! Kokia baisi nelaimė man ištiko. Tas Skapenas išvilioja iš manęs apgaulę 500 ekių.
Senjorė Žerontai, tas pats sukčius kapenas iš manęs taip pat išviliojo 200 pistolių. Maža to, kad jis iš manęs išviliojo 500 akių. Jis dar pasielgė su manim taip, kad man tiesiog gėda ir prisipažinti. O, atsijimsi man pakarailos, o, atsijimsi. Aš jam esu pasiryžęs atveršinti taip, kad visiems kitiems būtų pavyzdys. Taip, senjorė, taip. Bet tai dar ne viskas, senjorė Argantai. Bėda niekad viena nevaikščiai. Aš turėjau šiandien viltį sulaukti savo dukters, savo vienintelės paguodos. Ir štai sužinau savo patikėsiu, kad visi mano, kad laivas nuskendo ir visi kalba, kad mano duktė bul žuvo. Palauk. Tavo duktė bul žuvo, o mano nuskendo? Ne, visi kalba, kad laivas bul žuvo, o duktė Žerontai. Senjorė Bandolfai! Auklė, eikš tenai. Pagaliau aš jūs suradau, senjorė. Nevadink manęs Bandolfu, vadink mane Žerontu, aplinkybės pasikeitė ir nėra ko minėti tos kitos pavardės. Senjorė Bandolfai, kiek mes turėjome vargo dėl jūsų tos pavardės pakeitimo. Kur mano duktė ir jos motina? O, senjorė Bandolfai. Senjorė Argantai, mano duktė bul. Senjorė, neraikite savo paskutinių plaukų. A dabar pliki madoje. Senjorė, tai aš visų kalčiausia. Aš tiesiog bijau ir prisipažinti, senjorė. Kas yra? Aš jūsų Kas yra? išleidau už vyro. Už ko? Vyro. Už kokio vyro? Jauno. Už kokio jauno gražaus? Oktavos. Kokios Oktavos? Pono Arganto sūnaus. Amana! Senjorė Arganto sūnaus! Senjorė Arganto! Auklė, eikš tenai! Reikia išsiaiškinti ir pats senjorė Arganto! Auklė, ateikite čionai! Stebuklas. Kokia šalta runkia, o leiskite man sušildyti jų. Silvestrai. Kągi. Ką beveikia mūsiškiai? Labai gerai gyvena. Silvestrai. Eik tu peklan. Silvestrai, kaip gyvena mūsiškiai? O dabar tai ta žušytų gausi. Gerai, kaip gyvena mūsiškiai. O tau dabar tai iš tikrųjų klius. Kalbėk tu, kaip gyvena mūsiškiai, sakyk. Kalbėk, aš negaliu užsidink šitą savo. Aš tau turiu pranešti 2 naujienas. Na. Ką? Pirmoji. Oktavo reikalai susitvarkė. Pasirodo, kad Jacinta Žeronta duktė. Antroji. Sanius tavim ruošia žiauriai atsiskaityti ypatingai senjoras Žerontas. O tai nemeldinė. Visiškai laimingas, kad tau motulė ir tebe gyvena. O, štai ir pats Oktavas. Elkš. Kas čia toks ateina? Elkš, mano sūnau, pasidžiaugti savo laimę, kaip viskas laimingai baigėsi su tavo vedybomis. Tėve! Visi jūsų pasiūlymai mano vedybų reikalų nieko jau nebepadės. Juk jūs jau žinote, kad aš jau vedęs. Na, tu nieko nežinai. Aš tau noriu pasakyti, kad senjoro Žeronto duktė. Senjoro Žeronto duktė man visiškai nerūpi. Bet tai eik! Atleiskite, gerbiamasis, bet aš savo sprendimo nepakeisiu. Na, tu nieko nežinai. Sūnau mano, aš tau noriu pasakyti, Aš kad jums tavo dar žmona... kartą kartoju, kad aš greičiau numirsiu, negu pamesiu savo brangiai Jacintą. Tavo žmona Štai toji, kurią aš prisiekiau ištikimybę. Pamilau visam gyvenimui. Ir kitos žmonos aš nenoriu. Taigi jie mes tau ir peršam šio plytų, na, bet Bučiuosi kaip per televiziją. Eime, pasikalbėsi, aiškinsim viską. Senelį, tu mano koks netikėtas. O, tėveli, prašau jūsų vienos malonės. Neatskirkite manęs nuo šitos štai mielos mergaitės. Ji turi tiek gerų savybių, kad jūs imsite gerbti ją, kai tik arčiau pažinsite.
Senjorė Žerontai. Puiku, tu nori, kad aš ją priimčiau savo namus, kuri ką tik apie mane patį ir kalbėjo 100 palygių, man pačiam jėkis. Senjorė Žerontai, ašgi niekados nebūčiau sakiusi, jeigu būčiau žinojusi, kad tai jūs. Ašgi apie jūs girdėjau tik iš kitų. Kaip tai iš kitų? Tėveli, mano brolio meilė, jei neturi savi nieko nusikalstamo. Puiku, tu nori, kad aš ją sušokčiau su savo sūnum kažkokią... Tėveli. Nepykite, kad pamilau merginą neturinčių tėvų neturtų. Čigonai, iš kurių aš išpirkau, man pasakė, kad yra kilusi iš šio miesto ir yra garbingos šeimos duktė. Jie pagrobė ją, kai jai buvo tik 4 metukai. 4 metukai. Ar salė nėra psichiatro? Mano sūnus jau išprotėjo. Tėveli, štai ši apyrankė padės mums surasti jos tėvus. O viešpatie, juk tai mano duktė. Tai jūsų duktė? Taip. O dangau, kokia daugybė nepaprastų įvykių šiandien. Ponai, koks nelaimingas atsitikimas, vargšas kapenas, Išėjo pro naujai statomą namą ir jam ant galvos iš viršaus nukrito akmens tašytojų kūjus ir taip sutraiškė jam kiaušą, kad matosi visos smegenys. Jis miršta ir nori tarti jums keletą žodelių. Nu, kur jisai? Atveski čia nuo jo. Tegul numiršta ir ateina. Vedžiojami, vargšas kapenas, mes nesišuosim. Negalėjau numirti, negavęs atleidimo iš visų tų, kurie gyventamas įžeidžiau ir prieš paleisdamas savo paskutinį orą. Aš labiausiai atsiprašau pono Žeronto ir pono Arganto. Aš tau atleidžiu, gali mirti. Aš labiausiai atsiprašau pono Žeronto už tai, kad aš įmušiau maišę lasdomis. Tylėk, aš jau visą. Bet tos lasdos man ant ašinės guli polė. Tylėk, negriauk mano autoriteto, tylėk. Ar atleidžiate man? Ar atleidžiate? Atleidžiu, bet su sąlyga, kad numirsi. O, man nebloga. Palauk, neiškeliauk. Atleidžiu. Amūras telydės visus, tegul iš džiaugsmo kraujas verda, nesgi be meilės iš tiesų gyvenimas ko būtų vertas. Geriau supūti po žemę, tačiau gyvent be meilės. Galima ir be meilės.